Brangieji, sukūrėme naują YouTube ir Facebook kanalą pavadinimu Efata, tai reiškia atsiverk, įkvėpta Evangelijos pagal Morkų. Po 3 savaičių sekmadienio Evangelijos apmąstymai bus skelbiami tik ten, todėl kviečiame prenumeruoti kanalą ir sekti mūsų puslapį. Nuorodos rasite po vaizdo įrašu. Savaitės pabaigoje beveik visi aplankysime kapus, kur ilsisi mūsų artimieji. Šis metas, nepaisant liūdesio ar tradicijų, gali tapti progą permąstyti savo gyvenimą. Kaip gyvenu, kaip myliu, kas man svarbiausia, kam iš tiesų skiriu savo jėgas ir laiką. Jėzus Evangelijoje kviečia susijuosti strėnas. Tai ženklas žmogaus, kuris pasiruošęs kelioniai, ieškančiam gyvenimo prasmės. Ir užsidegti žibintus, tai budrumo ženklas, kad nepaskęstume dalykuose, kurie neturi svorio ir prasmės. Ar žinau, kur einu, kaip vyras, žmona, kunigas, jaunas žmogus? Ar tiesiog gyvenu iš inercijos, darbas, namai, poilsis, be krypties? Koks mano gyvenimo tikslas? Diplomai, namai, geresnis rytojus, ar gyvenimas vedantis į amžinybę? Jėzus kviečia neužmigti, saugoti šviesą širdyje, skaityti savo gyvenime su išmintimi, matyti Dievo duodamas progas. Neleisk, kad tave prarytų rūpesčių, pyktis ar baimės. Gyvenimas yra trumpas. Kaip sakoma, neverta verkti dėl mirusiųjų, bet dėl gyvųjų, kurie jau dabar gyvena tarsi mirę. Jei šiandien gyveni kaip Dievo vaikas, gyvensi ir po mirties. Bet jei šiandien esi miręs širdimi, kaip galėsi gyventi po to? Gražios dienos.